Labas rytas, mėlyjeji. Nu, vakar įdomi dienelė buvo. Vakar kaip tik nuo čarto atitrūkau. Polisis man buvo, o pasirodo, raudonuojam stipriai. Tai peržvelgsim iš pradžio Ethereumą, pakalbėsim ar ne apie... Realiai labai trumpai iškart galim pakalbėti apie Trumpą su Elnu, kokį cirką iškrėtė ir šita korekcijos dalis tikrai yra tų dviejų nuopelnas. Am, Vienas iš mūsų analitikų, KSTR, vakar, net ne vakar, June 4th buvo, tai čia birželio 4, ar net, čia prieš 2 dienas, pasakė, kad daugumai struktūrų reikia 10% korekcijas. Ir įmetė daug čartų su pavyzdžiais. Tai ta prasme, jum į priekį davė, ta prasme, kryptį. Nu ką aš galiu pasakyti? Nustabus tas KSTR mūsų analitikas. Tai vat, jeigu norit gauti tokias analizės, norit gauti tokius setupus ir norit šiaip bendrai suprasti apie marketą ir matyti jo kryptį ir taip pat matyti, kaip kiti analitikai mato ir kaip viską žiūri, tai būtinai prisijungkite ar ne prie mūsų. Greitai pasakysiu, kad prie mūsų prisijungti galite per Telegramą Oskaras Trading. Tiesiog mums parašykit ir atsiųsim jums sąlygas, kaip galite kartu su mumis dalyvauti, ar ne, ir viską daryti. O dabar pono Oskaro setapas. Tai žodžiu, aš sakiau, kad noriu, kad taip atrodytų mūsų šortas. Faktas, kad mes truputėlį buvom įlindę į supply zoną ir pasirodo, kad čia buvo mūsų entris. Kad tokio price actiono, tokio akivaizdaus mes negavom, kurio būčiau norėjęs gauti ir būtumėm gavę Model 2 setupą, tai dėja ne. Dėja negavom, bet bendrai, jeigu žiūrėt struktūrą ir, ta prasme, pilnai galėt įlysti šitą treidą. Kitas dalykas. Abi ekstremalios zonos buvo štai čia pažymėtos, ar ne? Šortas čia, kuris išsipildė, bet kur aš jį papildžiau, kad būtent tokia struktūra bus. Dėja, tokios, kaip ir sakiau, negavom, o gavom čia mažą tepą ir nuo čia nurėdėjom. Tai visiškai arti buvo. O longas mūsų taip pat irgi. Demand zona, nu pasižiūrėkit, ant kiek tiksliai. Bam, vienas tepas, antras tepas ir išėjom. Realiai, visi kas čia buvo mantri ir norėjo longint, tiesiog jos išstopinom ir nuo šito taško toliau pradėjom judėti. Tai vat. Daviau abu šitos setupus per video, šitos, ta prasme, galėjot realiai pasinaudoti. Pivot zones, kaip vadinama, ar ne? Ekstremalios zonas, kaip aš vadinu, kur tikrai šitose vietose gausit reakcijas kiekvieną kartą. Ar gausit reakciją nuo vienos iki kitos zonos be sustojimo, aš to niekada negaliu pasakyti, bet kad šitose vietose reakcijas reikia ieškoti 100%. Esu pasižymėjęs dar tokį setupą, ar ne, kur 1 tap, 2 tap, 3 tap, ar ne, 3 nuvažiavame į apačią ir į viršų judam kartu su Open Interest. Irgi galima puikiai naudoti entry, tiek kiekvienam šitų zonų galima, nebūtinai tik tai šitoje apatiniai zonai. Šitas dvi zonas galima skalpinti, trečią zoną swing longinti, ar ne. Bet pagrindinis dalykas, ką aš čia matau dabar, kad mes tą pirmą tepą padarėm čia. Bet tai nereiškia, kad gali būti, pavyzdžiui, ar ne, kad būtinai bus čia vienas, čia antras, čia trečias. Gali tai būti ir nežiūrėkite dabar į atstumus, aš tiesiog random dabar sudėjau, ar ne, bet gali būti ir, kad 4 tepus turėsim, kad bus 1, 2, 3 ir tada 4, ar ne. O gali būti, kad ir nuo šitos zonos mes tiesiog eisim link šito high. Nes mes įlindom iš tą demand zoną, bet mūsų originalus low yra štai šitas, kurio mes vėlgi neišėmėm. O ką reiškia, kai neišėmėm šito low? Reiškia, keliaujam prie kito high, kurio mes neišėmėm. Šitas netliko savo darbo ir šito neišėmė. Tai vadinasi, mes turėsim grįžti prie šito taško.
Tai va. Tai gražus longas būtų buvęs, bet kadangi aš longė esu jau nuo daug žemiau, tai niekur į tradą ir nelindau. Ir šiaip tiesiog šią akimirką palauksiu New Yorko, pažiūrėsim, ką New Yorkas duos. Londonas nieko ypatingo nedavė. Jokių entrio, taip palauksim New York Open. Ir viskas, taip atrodo, Ethereum tradas, jeigu nori taip pat tradint, nori taip pat matyti. Ir svarbiausiai, ką dauguma prie mūsų prisijungusių narių sako, jeigu nenorit papult į lievą tradą, tai yra pats svarbiausias dalykas, ne būt pelningam tradą, bet nepapult į lievą tradą, tai būtinai prisijungit prie mūsų, nes kiekvieną dieną, vos ne kiekvieną akimirką mes analizuojam ir stebim marketą ir kad pavyzdžiui šitoj vietoj nu tai toliau aš šortinsiu, kad nepapultumėt į šortą, arba tiesiog sakysit irgi, va dabar geras momentas yra longinti. Nėra geras momentas longinti buvo štai čia apačioje, štai šitam taške. Tiksliau, dviejose taškuose, nes čia yra 2-4 valandų žvakės, tai 2 labai geri entry buvo. Vienas būtų jūsų išstopinės, būtumėt ant antro įlipęs ir toliau ramiai važiavęs. Ir kiek dabar price range'as mes turim ir būtų buvę plus 3%. Labai gražu. Tai va, jeigu svarbiausia nenorit papulti į blogus tradus, tai irgi prisijungkit prie mūsų, tiesiog po truputėlį pradėkit mokintis, dirbti ir pamatysit, kaip viskas taps daug lengviau. Tai va, viskas ar ne? Ir jeigu norit pažiūrėti atsiliepimus, kaip visada, pirmi 2 video, vieną rasite komentaruose atsiliepimus, kitas, kur geltonas apskritimas, rasite apie funded accountus, kaip galit pradėti tradinti juos ir gauti štai tokius payoutus. Šiam kartui tiek, užmetam liuksą ir susimatysim vėliau.